bene universaliausias, plačiausiai taikomas, dažniausiai girdimas NLP rėmelis, NLP naudojamas rėmelis yra o kas jeigu. O kas jeigu tai pavyks, arba galimybių rėmelis. Ir šito rėmelio paslaptis, arba tos efektyvumas, jo veikimo principas yra labai aiškus ir paprastas, kai žmogus susiduria su kokia nors tokia kliūtim ir ta kliūtis atrodo situacija be išeities, nėra jam išeities, bent jau žmogui taip atrodo. Tai va tas o kas jeigu suveikia tokia kaip magiška tokia lazdelė, kaip toksai burtas, nes tu gali su tuo o kas jeigu, tu gali sukurti menamas sąlygas, tokias galimybinės sąlygas, kurios paskatina žmogų matyti šiek tiek toliau, plačiau arba kitaip, negu ta situacija yra. Kaip pavyzdys, labai paprastas pavyzdys, žmogus sako, aš abejoju, kad man pasiseks. O jeigu tu darytum ir viskas tau pavyktų, ką tu tada darytum? Leisk savo įsivaizduoti, kad viskas, ką tu darysi, tau pavyks. Nuo ko pradėtum arba ką tada darytum? Arba žmogus sako, oi, tokia kliūtis. Kuri iš jų pagrindinė? Šita. Aha, įsivaizduojam, kad tos kliūties nėra. Kas tada? Gali savo įsivaizduoti, kad jos nėra. Kas tada būtų? Kaip tada darytum? Kaip tada galvotum? Kaip tada jaustumės? Taigi, šis rėmelis yra toks apie galimybės. Jis visiškai atspindi tą susitelkimo į sprendimus filosofiją. Tai reiškia, mes visokiais būdais ieškom sprendimų per tą požiūrį, per tą kampą, o kas jeigu? O kas jeigu pavyks? O kas jeigu pasiseks? O kas jeigu šito situacija būtų kitokia? O kas jeigu nebūtų vieno arba kito, kaip tada elgtumės, kaip tada galvotum? Mes, dar kartelį, labai svarbus momentas, mes tiesiog modeliuojam galimus scenarijus ir žiūrim, ką mes turim, kokius mes reakcijas turim, kaip žmogus reaguoja. Jis priima iš principo tokią idėją, jisai susitelkimo į sprendimus praktikuoja, ieško sprendimo, ne? Ar jisai, viskam priešinasi. Tai šitas rėmelis bus efektyvus arba jisai suveiks tada. Tai pirmas momentas raportas, tai labai svarbu, kad žmogus jumis pasitikėtų ir sektų iš paskos šitoj temai, vystytų tą temą ir leistųsi su jumis į diskusiją. Ir antras momentas, kad vedant tokį pokalbį arba atkreipiant dėmesį, o kas jeigu būtų taip, kaip tada tau atrodytų duoti pakankamai laiko žmogui dėl paprastos priežasties, nes jis turėjo įsitikinimą, kad ar tai yra kliūtis, ar tai yra neišvengiama situacija, arba jinai pasikeisti negali, ir staiga tu modeliuoji, kad gali būti kitaip, jam truputėlį reikia performuluoti tą savo matymą, leisti savo pagalvoti, kad gali būti ir kitaip. Tai veikia toks kaip stebuklingas efektas, yra daug užuominų, naudingų, vertingų, yra daug dalykų, ką galima atkreipti dėmesį rezultate iš to, kas yra atsakoma iš žmogaus pusės. O prie to prieiti reikia labai atsargiai. Taip, už tai, kad nuo pasipriešinimo, nuo problemos grubiai kalbant, mes pereidinėjom link sprendimo paieškos. Dar šis rėmelis kitur yra kas jį vadina tokiu stebukliniu rėmeliu arba stebukliniais klausimais netgi, ir netgi yra formuluoti tokie, įsivaizduok, kad įvyko stebuklas, ir situacija pasikeitė. Koks tai būtų stebuklas, kas būtų pasikeistę, kas įvyktų, kas būtų kitaip. Ne? Ir šitom žmogaus pasakojime jau galima girdėti tas užuominas, tas idėjas, kokio jisai pokyčio nori, ką jis ten tokio mato, ir atbulinė tvarka, atbulinė planavimo tvarka, galima pasižiūrėti, o kaip vieną arba kitą situaciją realiai spręsti, ką atkreipti dėmesį, kokie ten reikalingi resursai, ką žmogus turi, moka, gali, nuo ko gali pradėti, spręsdamas tą savo rūpimą klausimą. Taigi dar vienas NLP rėmelis, o kas jeigu rėmelis arba galimybių rėmelis. Praktikuokit, taikykit, naudokit.